Šiandien gyvūnų prekių parduotuvėse galite rasti išties ypatingai platų kraikų asortimentą ir pasirinkimą, tačiau yra keletas svarbių aspektų, į ką būtina atkreipti dėmesį renkantis kraiką. Tai vienas iš jų yra kraiko sugeriamumas. Jeigu katino šlapimas pasiekia kraiko dėžutės apačią, jį tiesiog tampa bakterijų šaltiniu, taigi labai svarbu, kad kraikas drėgmę sugertų per 1 ar kelias sekundžių. Žinoma, lygiai taip pat svarbus ir kvapų neutralizavimas. Tiek išmatų, tiek šlapimo kvapas. Galite rinktis kraiką su maloniais aromatais, tokiais kaip persikų, levando, lijošiaus ar ramunėlių. Jeigu jūsų katė yra linkusi į alergijas ir yra jautresnė, labai svarbu, jog kraikas nedulkėtų. Na ir žinoma, labai svarbu, jog kraikas būtų lengvai tvarkomas. Tai šiai dienai gyvūnų prekių parduotuvėse galite rasti natūralų žirnių ląstelienos kraiką, kuris netgi suyra vandenyje. Taigi tokį kraiką galite nuleisti net ir tiesiai į tualetą. Na ir žinoma, atsižvelkite į savo katės poreikius renkantis kraiką. Į kokius poreikius reikėtų atsižvelgti? Kaip jau minėjau ir anksčiau, labai svarbu atkreipti dėmesį, jeigu jūsų katė yra jautresnė arba linkusi alergijas, lygiai taip pat yra svarbu ir jautriems mažiems kačiukams, kurie dar tik tai mokosi eiti į tualetą, jo kraikas nedulkėtų ir būtų natūralus. Tokį kraiką galite rinkti su lengvu ramunėlių kvapu. Taip pat atsižvelkite į tai, jeigu jūsų katė yra ilgaplaukė, kad kraiko granulės būtų kuo smulkesnės ir neliptų prie kailio. Žinoma, daugeliu kačių yra aktualu ir svarbu, kad kraikas neliptų prie pėdučių ir nedirgintų pėdučių. Na ir žinoma, jeigu ginate sterilizuotą katę, tai atkreipkite dėmesį, kad kraikas veiktų antibakteriškai ir puikiai neutralizuotų kvapus.